Aš esu Diana Braun, Druskininkų savivaldybės vicemerė. Druskininkai yra harmoningas kurortas, kuriam iš tiesų rūpi ir turistų, ir vietinių gyventojų gerovė. Tai ši programa ir buvo pasirinkta kaip galimybė praplėsti patirtį, įgyti naujų žinių, kaip pagyvinti tarp institucinį, tarp sektorinį bendradarbiavimą, kad čia vietoje paslaugos žmonėms gerėtų, ir pasirinkom Suomiją ir Norvegiją. Mūsų tikslas Suomijoje pasižiūrėti, kaip galima pagerinti profesinio mokymo paslaugas, studentų integraciją į darbo rinką. Tai mes iš tiesų ir vykome su tuo tikslu į vieną iš didžiausių Suomijos profesijos centrų, Riverija. Verslo dalyvavimas kaip partnerio teisėmis mums buvo toks, sakykime, pakankamai naujas, ir parsivežėm to tokio požiūrio, kaip galėtumėm čia su verslu kalbėtis, kad jį įsitraukti pilnavertiškai ir partneriškai. Suomija garsėja, kalbant apie švietimą, aukšto pasitikėjimo kultūra, mokytojais, darbuotojais. Tai mes tikrai turėjom galimybę unikalią galbūt pasižiūrėti į tokią kitokią įstaigos įsivertinimo metodiką, kaip mums pristatinėjo mokykla, kaip atliko auditą vidinį. Įstaigos iš tiesų pristatyta patirtis, jinai davė kitokį truputėlį matymą, naują matymą, kad tas pasitikėjimas vis dėlto yra dvipusis, ir tikrai, kada tai daroma kryptingai, prasmingai, pasiruošus, tai ir tie auditai nėra tokie labai baisus, tai iš tiesų atneša tokių gerų įžvalgų pačiai įstaigai tobulėti. Norvegijoje vyko daugiau, sakykime, pasižiūrėjimas į savivaldybių asociacijos veiklą, ir tikrai buvo įdomu pasižiūrėti jų patirtis, kaipgi jie įtraukia gyventojus į sprendimų priėmimą. Tai tikrai rekomenduojame Šiaurės ir Baltijos šalių viešo administravimo mobilumo programą kitiems dalyviams, kurie dar jos neišbandė. O Šiaurės šalis, kuo nustebina, tai jos yra pakankamai drąsios įgyvendinti netradicinės galbūt idėjas. Mes gal esam tokie atsargesni ir tų pokyčių šiek tiek prisibijom. Jie nebijo apie tai daug diskutuoti, bandyti. Paskatinčiau tikrai naudoti šią programą, kad praplėsti tą savo žinojimą, iš tiesų nuvykti, padiskutuoti, apžiūrėti, ir tikrai gimsta kartais visiškai naujos įžvalgos. Ir tas mokymasis iš tiesų tiek iš sėkmių pasisekusių projektų, tiek galbūt kažkas nepavyko, ką kitaip daro. Tai yra tikrai neįkainojama patirtis.